pamėginsiu, ką Zigmantas irgi sakė, mūsų tais laikais, aš Zigmo sūnus pagal amžių tinkamas esu. Mes mokėmės mokykloje, ne? Jis daug jaunesnis yra už mane, savokim taip, atsiprašau, kolega. Tai, Zigma puikiai žino situaciją, kolegos. Mokyklose nebuvo jokių tvorų, jokių šitvarų. Visuomenė tikrino, buvo nepilnamečių inspektorius, pas mus toks aukštas, surūdydo papkį šiltai vaikščiodavo. Visus surinkdavo, visus taškus žinodavo, kas kur ką prekiavo. Ir aš savo vaikams esu sakęs, nori cigaretę, geriau rūkykit man cigaretę, negu kad šitus visus kitus dalykus. Žiūrėkit, mes esame vaikus įkišę į getus. Aš žinau pagal savo vaiką. Jisai klausia, kada aš iš to geto galėsiu išeiti, kada galėsiu nueiti prie Balto tilto, kada aš su vaikais galėsiu nueiti draugais į parką. Jie yra getuose. Kaip jūs to nesuprantat? Jūs pakalbėkit su savo anūkais ir su savo vaikais, jums tą patį pasakys. Tai yra getas, iš kurio žmonės, vaikai, paaugliai negali, išeiti ir panašiai. Dabar kalbam apie tas priemonės priežastis. Aš pamenu, kada aš sprendžiau klausimą pirmą savo kadenciją ir antrą kadenciją, nes čia jau pakankamai metų pūvų, tai galiu aš pasakyti vieną dalyką. Mes sprendėme dėl azartinių lošimų. Ir būdavo seniau, kad buvo galima prisijungti nuotoliniu būdu, per kitur. Mes sukūrėme programą ribojimą Lietuvoje prisijungti prie tų programų. Tai šiandien dieną, jau mes kalbame apie TikTokus, Facebookus, Twitterius, visą kitą, lygiai taip pat galima užprogramuoti, kad šitų dalykų nebūtų. Bet aš klausiu, aš suprantu, kad ir vieni nerealų gerą darbą padarėte. Apie tos vaistus, panašiai. Dabar apribosim, apribosim nuo 16 metų vaistų.